klubas ir kas yra seminaras, ką daryti, kad išrinktų tave. Ir mūsų klubas domisi investavimu, akcijas, nekilnojamą turtą, į verslą, investavimas į žinias, į savitobulėjimą. Seminaras sudarys 2 dalis, kaip reikia parašyti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką, kūno kalba darbo pokalbyje, pasirašymas darbo pokalbių ir apranga. Kalbėsime apie kaip padaryti įspūdį darbdaviui, ką nori išgirsti darbdavys. Pasakose į norvegiškus standartus, kaip yra rašomas gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas. CV turi dauguma, bet motyvacinio laiško nėra niekada neprašyta. Nuotrauka jūsų patartina iki pečių linijos, tai motyvacinis laiškas jisai turi būti atskirai, būtent tai įmoniai ir būtent tai darbo vietai. Vienas iš patarimų irgi yra susisiekti. Bendravimas susideda iš 3 dalių. Jūs, prašau, persteikite į ten. 2-3 sekundės sudaro jūsų pirmą įspūdį ir tai suteikia paprastas, neutralus rankos paspaudimas. Dabar galim pažaisti tokį žaidimą. Patarimas, kurį reikia daryti šypsotis. Ir tai reiškia, kad žmogus yra užsidaręs savyje blogas emocijas. Paprastas rankų kryžiavimas, aišku. Iškelkite rankas į viršų. Kriterijai. Suruošti aprangą, darbo pokalbio diena. Būkite iniciatyvus. Uždavinėkite klausimus darbdaviui. Šitų klausimų iš oficialumo jūs perinate prie asmeniškumo. Taip jūs turite reikiamą kvalifikaciją. Kokie jūsų atlyginimo lūkesčiai? Padėkos laiškas. Visi suprastumėm, kas yra darbo paieškos procesas, kas yra pokalbis tarp darbo. Tu negali sakyti, man reikia darbo. Nu davai, chebra, susiemam ir pabaigiam šitą darbą šiandieną. Viskas turi būti parašyta. Vėl galvojam, kad šita kompanija yra tinkama tobulėjimui. Klausimą atsakinėt, klausimą užmirštam. Visas tas mūsų prisistatymas susideda iš 4 dedamųjų. Kokią naudą gali duoti darbdaviui. Girdėti darbdavys, tai nėra tai, kad paruošite atsakymus jam tinkamus. Jūs galite būti aplamai įmonei naudingas. Tai parodys, kad jūs esate pasiruošę. Čia Norvegijai tas neveiks, jam reikės sertifikatų. Tai dirbėsit, susikursit pas juos savo veiklą. Čia jokių būdų nepasakyti, kad pas jį mokysis. Atskirti tą įmonę, kuri yra progresuojanti įmonė. Nes šiaip kokią atlyginimą tikitės. Paskutinis galimas klausimas, kada galite pradėti dirbti.